Įsismarkavusi žiema dovanoja ne vien džiugias akimirkas. Vienam nosis varva, kitas kosti, trečiam žiūrėk dar prasčiau. Tai viduriavimas arba dar kitaip vadinamas yra diarėja, kuomet yra tuštinamasi neįprastai skystomis gausiomis išmatomis ir daugiau negu 2-3 kartus per parą. Problema yra tada, kai jau jisai tas viduriavimas tampa lėtinis, užsitęsia, trunka daugiau negu 2-3 savaitės. Taip pat jeigu šalia yra temperatūra, pykinimas, vėmimas, pilvo skausmai, mieguistumas, atsiranda kažkokie tai bendro silpnumo požymiai. Viduriavimas yra pavojingas tuomet, kuomet yra labai gausiai viduriuojama, kuomet yra viduriavimas su kraujo priemaišomis arba su pūliais. Tai jau taip pat jeigu dar yra temperatūra šalia, tai rodytų bakterinės infekcijos požymius. Virusinės infekcijos susirgimo metu yra temperatūra ir viduriavimas dažniausiai būna skystomis vandeningomis išmatomis. Tai taip pat yra pavojinga dėl to, kad yra netenkama daug skysčių, netenkama elektrolitų, sutrinka inkstų funkcija, vystosi dehidracija. Viduriavimas, pripažinkime, ne pati maloniausia būsena. Deja, bet kartais jis atsiranda tarsi iš niekur. Viduriavimą gali sukelti infekcijos, tai yra virusai, bakterijos, taip pat gali sukelti maistas, vaistai po antibiotikų vartojimų gali atsirasti, taip pat tam tikros žarnyno ligos, vėžiai, opinis kolitas, dirglio žarnos sindromas, kasos, kepenų ligos gali sąlygoti viduriavimą. Dažniausiai tai atsiranda po virusinių arba bakterinių infekcijų ir apsinuodijus maistu. Užklupus viduriavimui turime žinoti tam tikrus dalykus, kurie gali padėti, kaip galima greičiau išgydyti šį negalavimą. Kuomet žmogus pradeda viduriuoti, tai aišku, reikėtų gerti daug skysčių. Yra specialūs tirpalai, kur su elektrolitais, rehidraciniai tirpalai, galima juos naudoti. Taip pat su maistu reikėtų naudoti tuo metu šiek tiek daugiau druskos, kadangi mes jos netenkam viduriuojant. Ir aišku, reikėtų vengti pieno produktų vartoti. Tiesiog, jeigu atsiranda temperatūra, reikia mušti tą temperatūrą, priklausomai nuo to, kiek yra tas viduriavimas pažengęs ir kiek yra šalutinių šalia viduriavimo reiškinių. Šalia tinkamos mitybos ir pakankamo kiekio skysčių užklupus viduriavimui ar rotavirusiniams negalavimams, šiandieną vaistininkas jums gali pasiūlyti gamtinės kilmės vaistą Smegta, kuris absorbuoja ir neutralizuoja įvairius mikroorganizmus, jų toksinus, virusus, bakterijas ir kitus dirgiklius, stabilizuoja gleivių barjerą, apsaugo ir atstato pažeistą žarnyno gleivinę. Tai išskirtinis ir unikalus gamtos produktas, pasaulyje naudojamas jau daugiau kaip 30 metų ir iki šiol nepakeičiamas visos šeimos vaistas viduriavimo metu. Kūdikiams iki 1 metų reikėtų 2 pakelių, vaikams virš metų 4, suaugusiems 6 pakelių per parą esant ūmiam viduriavimui. Pakelio turinį reikėtų ištirpinti pusėje stiklinės vandens arba sulčių ir išmaišyti. Atminkite, Smegta tai pirmoji pagalba užklupus viduriavimui, kurią būtina turėti namų vaistinėlėje.